kas nori parduoti nekilnojamą turtą. Ar jau pardavinėja, turi jau šiek tiek patirties ir nesiseka parduoti, ar tik tai svarsto parduoti, ar ne. Tai pasakau taip, kad dabar yra kitokie laikai ir parduoda tik tai tie, kurie įdeda daug reklamos, kurie plačiai paskleidžia erdvėje interneto platybėse ir ne tik interneto platybėse. Tai tie gauna geriausią kainą. O parduoti pigiai ir greitai galite ir įsidėję vieną skelbimuką. Bet ten tik tai parduosit pigiai ir greitai arba iš vis neparduosit. Tai va, tai toksai va dalykas. Kodėl taip yra? Mes naudojame komandinį reklamavimą. Dangaus turtai įmonė naudoja komandinį reklamavimą. Kas tai yra? Tai yra tas pats lyg 15 agentūrų iš karto paimtų reklamuoti jūsų turtą ir įdėtų viena vienoj vietoj, kita kitoj vietoj, trečioj vietoj skleistų va taip plačiai. Tai va tai yra kažkas panašaus, kaip daugybė įmonių iš karto reklamuoja. Kodėl taip yra? Todėl, kad yra daug žmonių, kurie paima tą patį objektą ir jį reklamuoja įvairiose platformose, tai yra Facebook grupėse, TikToko paskyrose, visur internete, kitose vietose dėlioja, visur ir pateikia darbų ataskaitas, kas yra svarbiausia, pateikia įrodymus, kad tikrai yra dedama stipriai, plačiai, o ne vienas ar du skelbimukai kažkur numesti. Ir tai yra žymiai geriau už senbuvius agentus, kurie ten sako, oi mes dirbam 20 metų, mes čia tą, na, nieko jie gero nepadaro, žmonės jais skundžiasi, todėl kad jie yra įpratę, įdėjau porą skelbimukų, pardaviau, pasėmiau lengvus pinigus iš žmogaus. Taip nebėra, laikai pasikeitė. Čia nebent pasisekė, jeigu taip greit parsidavė įsidėjus vieną skelbimuką, reiškia žmogui irgi būtų pasisekę. Be jūsų agentai, ar ne? Tai esmė tokia, kad pas mus kreipiasi tie žmonės, kurie pavargo pardavinėti patys, jiem nebesiseka, arba pavargo nuo kitų agentų, kurie niekaip negali parduoti, ar dirba ar kelis mėnesius, ar pusę metų, ar daugiau, ir jie vis tiek nieko nesugeba padaryti, parduoti, arba netgi jum neskambina. Jeigu jūsų agentas netgi jum niekada nėra paskambinęs ir pakalbėjęs su jumis nuo sutarties pasirašymo, tai irgi yra blogai. Reiškia, jisai nedirba, jisai turi kitų reikalų ir su jūsų objektu greičiausiai net nieko nedaro. Jūs tikrinkit ar daro, prašykit savo agentų darbų ataskaitų ir jie, jeigu vengs jums juos paduoti raštu arba e-mailu, reiškia, žinokit, jie nedirba. Žodžiu netinka, sakykit, žodžiu netinka, man parodykit e-mailu arba raštu ar kažkaip, kad aš matyčiau darbų ataskaitą. Kiek yra įdėta darbų? Jūs esate mano reklamuotojas mano turto, pateikite man darbo ataskaitą. Tai va. Ir jeigu netenkina, kreipkitės pas mus. Mes visada parduodam geresniam kainom negu pavieniai agentai, šitie senamadiškų principų dirbantis senbuviai ar patys savininkai. Už juos visada gausime geresnę kainą, nes dirba grupė žmonių prie reklamos. Tai yra paprastas atsakymas. Grupė žmonių visada padarys darbą greičiau ir geriau negu kad vienas žmogus. Tai va tiek būtų apie komandinį reklamavimą. Tai jeigu norite jau rimtai parduoti, aš būna skambinu žmonėms, sakau, o tai gal rimtai norit parduoti? O tai ką aš čia nerimtai pardavinėjau, sako. Sakau, ne. O tai gal rimtai norite, nes nerimtai yra 1-2 skelbimukai, arba duoti kažkokiam pavieniui agentui, tai yra nerimtas pardavinėjimas. Rimtas yra duoti komandai. Tai va. Tai jeigu norite jau rimtai parduoti, skambinkit. Telefono numeris profilyje raudoną ragelį paspaudus, arba dangausturtai.lt rasite kontaktus. Iki.